Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas ir čia eilinį kartą matote vadovo laiko interviu. Pokalbį vadovo laikui. Daugiau informacijos apie tai, kas čia vyksta, galite rasti mano LinkedIn profilyje, galite rasti vadovavimas.lt tinklapyje ir labai kviečiu užeiti, ypatingai žmonės, kurie galvoja apie vadovavimą, arba yra vadovai, arba nori būti vadovais, tai kviečiu prisijungti, pasižiūrėti, nes gali būti vertingų ir gerų dalykų. O šiandien mes susitinkame su kolega, kuris pažįstu šį taip kaip jūs dabar. Pirmą kartą aš jį matau gyvai taip. Aš taip galvoju, nors paskui pasižiūrėjęs LinkedIn profilyje, įtariu, kad mes galėjom būti susidūrę prieš gerus kokiu 20 metų jūsų veikloje ir mano veikloje. Tai galėjo kažkaip ten susijungti keliai, bet dabar, kadangi laikas mūsų nepagailėjo, ypatingai manęs, tai galim ir nepažinti vienas kito iš veido. Aš pakviečiau Paulių Pakutinską pakalbėti apie dirbtinį intelektą ir jo produktų, jeigu taip galima pasakyti, poveikį tam, kas yra organizacijų vystymas, apskritai vadovavimui, lyderystei ir panašiai. Ir visų pirma, turbūt dėl to, kad mes visi suprantam, kad tas dirbtinis intelektas egzistuoja seniausiai ir kad jis naudojamas yra plačiausiai daugybės sričių ir dabar mes tą darom iš principo irgi dirbtinio intelekto pagalba, tai kas dabar vyksta su mumis, tas mūsų pokalbis ir įrašas, kuris vyksta, krūva visokių, procesų vyksta šiuo metu, ten korekcijų ir taip toliau, ką daro dirbtinis intelektas iš esmės. Bet pastaruoju metu, kada atsirado ChatGPT, žmonės pradėjo staiga, tai tapo, trečia aktualiausia tema, bent jau mano rate. Tai yra po infliacijos ir karo Ukrainoje, tai ChatGPT, ar bent jau jie vos neįsivaizduojam žmonės, kad ChatGPT yra dirbtinis intelektas, jie apie tai ir kalba. Ir dėl Pauliau, labai ačiū už tai, kad sutiko dalyvauti, pašnekėti ir visų pirma, kaip visada, nervuojantis labiausiai visus klausimus. Kas jūs toks? Tai sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Iš tikrųjų, taip, žmonės dabar išrado dirbtinį intelektą, čia keletą mėnesių atgal kas pusmetį, jo kaip ir neegzistavo ir štai jis sprogo ir visi apie jį pradėjo žinoti ir domėtis ir pasakoti ir girtis ir panašiai. Taip. Todėl tos temos tikrai yra labai aktualios. Galėsim susijęti ir su europiniais procesais kažkokiais, kas vyksta, kaip galvojama jį reguliuoti ir panašiai. Tai jeigu trumpai pristatyti, tai aš save pristatyčiau veikiančių ir versle, ir akademijoje. Tai turiu tas dvi kompetencijas. Tai pagrindinė mano verslo kompetencija yra susijusi su gerai žinoma didelė kompanija Telia Lietuva. Turime įsteigę skaitmeninės pažangos centrą ir ten esu ekspertas, taip pat esu vyriausias teisininkas Telijoje, tačiau turiu ir kitų kompetencijų, tai esu profesorius, vadovauju teisinių technologijų centrui Mykolo Romerio universitete, turiu porą programų tarptautinių būtent apie tuos dalykus. Taip pat turim tokį startupą įsikūrę, kuris yra deep techninis, susijęs su lazeriais ir biotechnologijomis. Ir dar jūs, jeigu neklystate, esat dirbtinio intelekto, Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos valdyboje, ne? Tai yra, kaip sakant, taip, valdybos narys. apie tai labai daug, jūsų gyvenime vyksta, dėl to šnekam. Taip. Pauliau, aš paprastai paklausiu, jūs vadovas, daug metų vadovas, net jeigu dabar, tas jūsų, pavyzdžiui, vyriausių teisininkų, tai dažniausiai yra toks patarėjo tarsi vaidmuo yra, bet vis tiek jūs iš principo esate vadovas. Ir jūs kaip vadovą, kas pirmiausiai labiausiai džiugina, galvojant apie dirbtinį intelektą, jeigu ten nespecifikuojant, nežinau, į produktus, bet iš principo dėl dirbtinio intelekto. Aš paklausiu, kas džiugina, o paskui paklausiu, kas gąsdina labiausiai. Šiaip man tokie klausimų eiga daugiausiai patinka, nes kai mes pradedam kalbėti apie baimės ir atrodo, kad čia koks nors ateivis numetė mums tokią nelaimę ir mes dabar žiūrim, kaip iš jos išsisukti, kaip sureguliuoti, kaip užsimerkti, kaip tik tai nedaug dievė kur nors nepanaudoti ir panašiai. Tai be abejo, tai yra milžiniškų galimybių įrankiai. Tai yra technologijos įgalinančios mus padaryti to, ko mes negalėjom net įsivaizduoti praeityje. Tai tikrai yra didžiulis, stiprus įrankis, grupė įrankių. Ne vienas įrankis, labai teisingai paminėjot, nereikėtų susiaurinti iki kažkokio vienos technologijos, o tuo labiau iki vieno produkto. Mes taip pasiemam tą vieną produktą ir sakom, jisai tobulas, netobulas, jis ten tokiais duomenim užmaitintas ar anokiais duomenim, bet tai nėra svarbu. Tai yra laikina, tai yra šio momento problema. Tai galimybės yra tikrai didelės.
Tik tai tiek, kad mes savo ribojimų turim, mes savyje turim vidinių ribojimų ir mes tų įrankių neišnaudojam. Mes tų įrankių neišnaudojam, nors tai yra nuostabus įrankis taupyti laiką, automatizuoti, optimizuoti procesus, greičiau priimti sprendimus, pagaliau atlikti labai paprastus darbus, rašyti elektroninio pašto žinutes, laiškus, daug geriau negu paprastai mes patys rašom, su daugiau visokių mandagybinių dalykų, kai mes parašom vieną sakinį, paprastai kažkuriom kultūrom gali būti nepriimtina, mūsų gal visai nieko, ten vienas sakinys arba keli žodžiai, bet tie visi mandagybiniai dalykai, jie tikrai yra daug geriau sudėliojami. Įžvalgos, įvairiausi galimybė dirbti su didžiuliu kiekiu duomenų ir iš jų daryti sprendimus. Na, ir pagaliau tai atsiremia į geresnį rezultatą, tai ir didesnės pajamos, ir geresnė konkurencinė padėtis, ir geresnė kompetencija. Tai galimybių iš tikrųjų yra beprotiškai daug. Čia, aišku, jos abstrakčiai, jos nėra labai konkrečiai, bet ratas yra milžiniškas. Taip, tai kol mes dar neperėm prie gąsdinimo, vis tiek perėsim prie gąsdinimo, nes vis tiek su teisininkais kalbant neįmanoma nekalbėti apie gąsdinimą. Bet man toks sudaro įspūdis bent jau, kad aš pasakysiu gal taip. Dvi istorijas mažas papasakosiu. Viena istorija yra tokia, kur man pasakoja mano klientas, jis sako, aš dabar galvoju, kad kiekvienas save gerbiantis verslininkas turėtų praleisti su ChatGPT, paimkim tą patį vieną produktą, reiškia kaip labiausiai mums dabar įkabinantį, mažiausiai valandą per dieną, stengdamas išmokti, išnaudoti jo galimybės. Jis toksai požiūris yra pas jį. Kita istorija iš verslo yra ta, kur aš savaitgalį būdamas dukros klasiokės gimtadienyje, iš vieno irgi vadovo, didelės organizacijos, sako, žinai, aš praeitą savaitę pristatymą padariau savo vadovui. Jis sakė, labai geras pristatymas, toks, aik tu savo, koks geras pristatymas. Sako, aš girdžiu jūs komplimentus ir galvoju, sakyti jam ar nesakyti, kad čia ne aš padariau. Reiškia, paskui kažkas pasakė, ir čia juokas iš to gavosi viskas. Bet tai tos galimybės iš tiesų yra, toks įspūdis, kad vis dėlto ne visi dar supranta, kad reikia pastangų įsikirsti į tas galimybės. Tarsi mes sėdėm ir galvojam, kad, bum, ir čia iš dangaus puktų ir nukris tos visos galimybės, ir mes jas staiga pradėsim naudoti. Galbūt pasiliekant šiek tiek tam džiuginimo dalyje, ką patartumėt, parekomenduotumėt, į ką atkreipdėmėsi vadovams, būtent siekiant išnaudoti daugiau galimybės, kurias sukuria šitą sistemą? Turbūt pats pirmas dalykas tai yra įveikti baimės. Tai jeigu mes šitoje vietoje perlipam, nesusikoncentruojam į tai, apie ką mes vėliau kalbėsim, bet ieškom galimybių, tai, kas galėtų pagerinti viską. Ne tik tai verslą, bet ir asmeninį gyvenimą ir tai nėra tiek toli nutolę. Tuos pačius įrankius, didžiąją daugumą tų pačių įrankių mes galim naudoti visur. Ir jeigu kalbant apie lyderius, apie vadovus, jie turbūt yra susijęs su žmonėm. Taip? Tai jie turi gebėti ne tik patys perlipti tą baimę, neužtikrintumą, nepasitikėjimą, bet gebėti ir pasidalinti tuo su savo darbuotojais, su savo žmonėm. Tai yra užkrėsti juos nebijojimu naudoti labai pažangių įrankių. Čia šitas geras. Užkrėsti juos nebijojimu naudoti. Man patinka šitą formuoti, labai fain. Užkrėsti juos nebijojimu naudoti. Labai gerai. Bet ar jau laikas įtraukti į darbo reikalavimus mokėjimą naudotis, pavyzdžiui, ten kokiais nors OpenAI produktais, kaip galvojat? Manau, kad pokalbio metu tą galima pakalbėti. Dinamika yra didelė. Čia, sakau, išradom mes tą dirbtinį intelektą paskutiniam dienomis, kai kam tai iš viso sprogimas, kai kas dar jo nėra nei atsivertęs ChatGPT, nors, kaip ir minėjot, dirbtinio intelekto produktais mes naudojamės jau labai senai, to nejausdami, ir visos navigacijos, ir visos foto mūsų telefonuose, programėlės gražinančius mums, pripišinčius visokius ūsus ir ragus ir ką tik tai nori. Visa tai yra dirbtinis intelektas, tas pats Google'as, tas pats Netflix'as, kur mes iš vis galvojam, kad niekas nevyksta, o iš tikrųjų tai yra dirbtinio intelekto sprendimai. Ir jau nekalbant apie kitus paprastesnius dalykus ir naudojimus versle ir gyvenime, taip kad tai nėra nauja ir tai nėra kažkas, ko mes taip jau visiškai nežinome. Bet kaip ir su kiekvienu dalyku, su kiekviena programa mes turim įgyti tam tikrų žinių, bet jos nėra taip sunkiai įgyjamos. Jos yra pakankamai intuityviai įgyjamos. Didžioji dauguma, sakykime, kiek mes mokinamės fotografuotis, pavyzdžiui, su telefonu.
kažkaip tai gaunasi. Vieniems geriau, kitiems blogiau, bet gaunasi. Taip, viskas yra daroma taip, kad būtų intuityvu. Taip, mes, kai kalbam apie ChatGPT, mokėjimas paklausti, mokėjimas suformuluoti užduotį yra pakankamai svarbus. Bet vėl mes kalbam apie šio produkto kūdikystę. Kada jis yra toli gražu netobulas, tą sako ir gamintojas, kuris yra atiduotas mums jį treniruoti. Taip, mes jį treniruojam šiuo metu, mokome ir tikrai jis bus daug tobulesnis. Tų tokių ypatingų, kažkokių gudrių paklausimų ateityje vis mažiau ir mažiau reikės. Tas pats kaip su Google, mes nestudijuojam, kaip su juo bendrauti. Nors yra ten niuansų irgi nemažai, irgi galima tą informaciją gauti geresnė, jeigu geriau paklausus. Tačiau tai tikrai ateis ir tai bus dalimi mūsų gyvenimo. Žodžiu, dar gal reikalavimus nereikėtų įtraukti, bet tai, kad paskatinti žmonės domėtis ir vis dėlto nepriimti, čia irgi yra ta mažytė problemėlė žmonių, kurie tik dabar susipažįsta su tas technologija, kad atsakymus, kurios gauna, priima kaip galutinius atsakymus arba kaip kažkokius ten, tuos tikruosius atsakymus, o iš tiesų tai yra darbo klausimas ir matyt, kad jūs sakot, mes jį labai gerai, mes jį treniruojam, čia matyt, kad reikia pripažinti, kad be tokio adžailinio požiūrio iš IT žmonių į apskritai savo produktus turbūt net būtų žymiai vėliau atsiradęs toksai dalykas, nes taip, mums atidavė treniruoti, bet man atrodo, čia visai graži idėja yra, pavyzdžiui, jeigu tu esi įmonės vadovas, tu gali paskatinti savo žmonės treniruoti ChatGPT tą linkme, kuri yra tavo verslo, yra core, reiškia esminė tavo versle. Tai galbūt visai gera idėja, kuria kryptim, reiškia, mokytis su tais dalykais dirbti. Bet dabar grįžkim prie tos, kaip čia, linksmosios temos, tai yra, o kas jūs gąsdina? Iš tikrųjų, rizikų yra labai daug. Ir čia turbūt reikėtų sugrįžti, kodėl, sakykime, viena grupė programėlių sukėlė čia tiek daug visokių intrigų, baimių ir panašiai. Nes tai, vis tiek tai yra programėlė, programa, softas, taip, softas gali būti susietas su kažkokiu įrenginiu, tada tampa robotu ir panašiai. Tai pagrindiniai tokie skirtumai ir būtų, kad yra tam tikras autonomiškumo, savarankiškumo elementas. Ir taip pat ir ne visada mes žinom, kaip tie sprendimai yra priimami. Reiškia, duodam didelį kiekį informacijos, algoritmas vienaip ar kitaip jį apdoroja, atsiranda ta vadinamoji juodoji dėžė, kurioje ten kažkas įvyksta ir mes negalim pažiūrėti, kas įvyksta ir gaunam vienokį ar kitokį sprendimą. Ir ką jūs paminėjote, tai iš tikrųjų ir yra sprendimas. Jeigu tą atsakymą, vienokį ar kitokį rezultatą pertikrina žmogus, profesionalas, tai mes kaip ir neturim labai gilios problemos. Taip. Jeigu mes tai taikom automatizuotai, mes galim turėti problemų. Ir visur. Paimkim mediką. Taip? Mes puikiai suprantam, kaip tampama mediku. Kaip yra mokomasi, kiek yra stovima nieko nedarant, tik stebint ir mokantis. Ir kada jisai jau gali prieiti prie paciento, tuo labiau operuojamo asmens ir kieno yra tai atsakomybė. Kai mes įjungiam kažkokį technologinį įrankį ir jisai net ir būdamas kartais daug geresnis už mus, nes rezultatai tai tikrai kai kurie ten yra fantastiški, ten yra kaip geriausių specialistų. Ir jeigu mes jam atiduodam galutinį sprendimą, mes galim turėti problemų. Ir tų tokių problemėlių tikrai galima privardinti labai daug. Europa reguliuodama įsivardino, kad nepriimtina yra tai, kas prieštarauja ES vertybėms ir žmogaus teisėms. Taip labai paprastai, lakoniškai, po tuo slepiasi daug kas. Ir diskriminacija gali būti. Taip, sakykime, atrenkant CV, reiškia išmetami ten, sakykime, moterų arba nežinau, kitos tautybės asmenų, nes, Lietuvoje kas? Lietuviai yra, taip? Tai reiškia, kiti, statistiškai yra prastesni. Tai galima surasti labai daug tokių požymių, kur mums jie yra kaip ir nereikšmingi, sakykime, pagal gyvenamą adresą. Taip? Pas mus gal tas išsluoksniavimas nėra tiek didelis, kiek vakaruose, kur gali žinoti, jeigu jis ten gyvena, jis greičiausiai yra iš elito, o ten gyvena, nekas, kurie tikrai ten nebus labai, reiškia, turtingi ir gali turėti kažkokių kriminalinių problemų ir panašiai.
Ir vat iš tokio dalyko galim padaryti apibendrimus. Net tokie dalykai, kurių mes net nesusijęjam su juo, sakykime, Kinija yra fantastiškas blogas pavyzdys, kurioje yra tas scoringas arba tas toksai vertinimas žmonių. Taip. Ir sakykime, yra naudojamas toks, nu, sakykime, daug parametrų ir vienas iš parametrų gali būti, pavyzdžiui, kaip dažnai jūsų telefonas išsikrauna. Ir atrodo, nu, koks skirtumas, bet tai rodo, kaip jūs rūpinatės, kaip dažnai jūs jį pakraunat, kaip jūs dažnai vaikščiojat su 80-90%, o kaip jūs leidžiat nusileisti ten iki 20, 10, 15 ir 0 ir tada skolintis iš kažko tai pasikrauti. Tai yra begalės tokių plonyčių duomenų, kur pavieniai, nebūtinai, čia jau pavienis kažką sako, taip, bet jeigu mes tokių sukrautumėm kokį 50 arba 100, tai apie žmogų galim pasakyti labai daug. Ir tas toks vertinimas, išankstinis nusistatymas, jisai taip pat atneša tam tikrų problemų ir žmogaus teisų, ir etinių. Ir čia mes galim nuslysti kitą sritį, sakykime, į kriminalinę sritį arba į tą patį darbo santykių sritis, kur mes galim įdarbinti dirbtinį intelektą ir pasakys, ne, su šito geriau nieko neturėti. Taip. Kas lyg tai mes tą darom fiziškai kaip žmonės, taip mes pasižiūrim, nu nepatinka jis man ir tiek, ne, tai nebūtinai. Kažkur aš turiu kažkokių tai stereotipų, kažkas man sako, kad nepatinka. Ir tas žmogus greičiausiai nepraeis. Bet mes to nenorėtumėm toleruoti dirbtiniam intelektui. O yra begalės kitų tokių rimtų dalykų, kaip dezinformacijos, tas, sakysim, visi fake reality, ne, kur jau mes nebegalim akimis atskirti, ar tai yra suklastoti duomenys, filmukai, pavyzdžiui, taip, plinta jų ten daug. Plius yra labai geri, blogi pavyzdžiai su galimu JAV prezidento rinkimais, taip, kur buvo veikiami ne rezultatai, kaip mes įpratę, kad ten prirašo kažką tai skaičiuką kažkokį, bet buvo paveikiami žmonės tam, kad jie pradėtų mąstyti vienaip arba kitaip, jie buvo grupuojami, konsoliduojami ir tada jau jie tokie gražūs, šilti ir apdirbti ėjo į rinkimus, taip, arba įtakojo savo rinkėjus. Rinkikus, kaip Amerikos sistemoje, taip. Tai atitinkamai poveikis jisai gali būti tikrai didžiulis ir tų tokių pavyzdžių neigiamų galim surasti. Ir geroji dalis, kad mes jau turim šiek tiek patirties. Nes kalbėti teoriškai, tai vat, iš tikrųjų kalbėjom teoriškai turbūt iki praeitų metų vidurio, kai nebuvo ChatGPT ir visi taip, na, taip, kažkas ten yra, kažkas vyksta, bet gal čia ne man. Ir kai atsirado ChatGPT, kai visi pabandė, kai pamatė, kad kažkokia mašina gali būti gudresnė už mus, oho, tai jau kažkaip tai skamba nelabai smagiai ir tada jau prasidėjo, na, dabar jau reikia kažką drausti, kažką nubausti, kažkokius reikalavimus kelti, bet taip reguliavimas nevyksta, reguliavimas turi vykti į priekį, į ateitį, taip, mes turim susitarti dėl tam tikrų taisyklių, dėl tam tikrų principų. Jo, bet jeigu mes sutarsim dėl principų, aš bandau įsivaizduoti patį tiesiog, kaip čia, reguliavimo užtikrinimą. Aš suprantu dėl susitarimo, dėl to, kas neturi būti, kaip jūs paminėjote, ES lakoniško vienu sakiniu viską brėžim, bet kas užtikrins, kad to yra laikomasi, turint galvoj tokio masto duomenų naudojimo ir generavimo. Tai juk iš principo, mano durna galva, tai atrodo, kad vienintelis, kas gali užtikrinti dirbtinio intelekto, reiškia, etinį, bent jau etinį, reiškia, kažkokį tai aspektą, tai yra pats dirbtinis intelektas. Nes jokiam žmogui tai nebus pajėgų. Ką jūs galvojate? Tai labai keletą svarbių momentų iškart pasakėt klausime. Tai Europa ir kitos šalis, nežinodamos nuo ko pradėti reguliuoti, pradėjo nuo etikos. Ir tai buvo tie pirmieji žingsniai. Tiesa, tą etiką pradėjo ir privačios kompanijos, ir IBM'as, ir visos kitos kurti savo etikos kodeksus ir panašiai. Atsirado tam tikri unifikuoti suvokimai, atsirado tam tikros rekomendacijos, UNESCO yra rekomendacijos, OECD yra tam tikri principai, kada mes kalbam principų lygmenyje, bet ne tame tokiam tikram reguliavime su tikrom baudom. Taip? Ir tik tada vystėsi,
Ir mes jau dabar turim, čia garsiai nuskambėjusi, labai taip šis etapas buvo sureikšmintas, bet jis yra tik vienas iš etapų, dirbtinio intelekto akto, reiškia, Europos parlamento pozicija, iki tol buvo komisijos, reiškia, pasiūlymas, kuris jau yra tas vadinamas kietasis hard regulation, už kurį gali gauti baudų. Ir tų baudų gali gauti labai rimtų. Po keliasdešimt milijonų, procentais nuo pasaulinės apyvartos. Ir dabar klausimas, ar įmanoma ar neįmanoma, turbūt mes jau turim labai gerą pavyzdį, tai BDAR, duomenų apsaugos reglamentą, kuris, jeigu mes taip atsuktumėm laiką kokį 20-30 metų atgal ir paklaustumėm tą klausimą, ar tai įmanoma, sakytumėm, niekaip neįmanoma. Europa yra tiek susiskaldžiusi, toks reguliavimas neįmanomas, jau per toli nuėjom, didžiosios kompanijos yra per daug galingos, dėk kokias nori baudas, jos neveiks, tuo labiau, kad iki daro galioja direktyva, kuri nebuvo tokia, jos dažniausiai niekas net nežino arba neprisimena. Ir atrodė, viskas yra beviltiška, jau paleidom ir paleidom. Taip? Tai lygiai tas pats ir čia. Lygiai tas pats ir čia. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad to reguliavimo Europa dabar imasi labai daug ir daugelį sričių. Galima net 14 norminių aktų įvardinti su tokio dydžio baudomis ir labai jautriomis ir su skaitmeninė aplinka susijusiomis sritimis, kaip kibernetinis saugumas, rinka pati, reiškia, ir panašiai. Tai aš manau, kad tai padarys poveikį. Vienas dalykas. Antras dalykas, su duomenų apsauga Europa labai išsišoko ir labai staigiai nubėgo į priekį. Su dirbtiniu intelektu iš tikrųjų galvoja daugelis valstybių ir net tos valstybės, kurias mes laikom tokiom, ar ten ne visai mūsų krypties, sakysim, demokratinės, kaip Kinija, taip pat atrodo JAV turėtų čia išsisukti ir likti prie tokio saugesnio, mažiau reguliuojamo varianto, nes ten visi verslai tie, ką mes vardinom, kokius produktus visi jie ten, taip? Tai nieko panašaus, jie irgi ieško reguliavimo sprendimų, puikiai supranta galimas rizikas ir atitinkamai vienaip ar kitaip taikys tam tikrus principus. Kas bus pirmesnis, gal čia svarbu, bet nėra taip kritiška. Aš girdėjau ne taip seniai interviu su Google CEO, kada jie ten anonsuoja tą savo paleidimą savo produkto, kurį ten jie turi, bet aiškiai padarėme jo ten atvirų, panašiai, tai jisai akcentavo tą būtent reguliavimo momentą, kad jie patys supranta ir jie technologiją kurdami numato tam tikrus svertus, kaip galima būtų užtikrinti tam tikrą reguliavimą. Bet čia yra vienas pavojus, aš suprantu, kad jis yra toksai, kaip didžiausias turbūt, ir jūs pasakėt labai, man atrodo, svarbų dalyką, kur reikia atkreipdėmėsi mums visiems, kad tas pavojaus šaltinis yra tai, kad yra autonomiškai kuriami duomenys. Ta prasme, kad nėra už to jokio atsakingo asmens iš principo, tai vyksta tarsi savaime. Ir tam yra pavojus. Tai čia toks globalus pavojus. Bet jeigu mes paimtumėm, pavyzdžiui, verslą, organizacijų vystymą, kur čia rizikos, į kurias mums verta atkreipdėmėsi, būtent vystantis taip greitai, nes net to greičio netgi momentą turbūt reikia irgi atkreipdėmėsi žmonių, reiškia, kad aš prisimenu, kada prieš kokius 4 mėnesius man parodė ChatGPT, važiuojant mašinoje mano klientas iš savo telefone suvedė, tai aš jau šiandien žinau, kad tie patys klausimai yra žymiai tobuliau atsakomi to ChatGPT per 4 mėnesius, tai primityvus klausimai, bet vis tiek. Reiškia, tas greitis yra kosminis iš principo. Tai ir šiandien gal mes dar nejaučiam, bet po pusės metų tai gali būti iš esmės kita realybė, su kuria mums, kuriantiems verslą, organizacijas vystant, reikia kažkaip tai skaitytis ir kažkas to daryti. Kur ten rizikos šitoje srityje, kaip galvojat, Pauliau? Tai turbūt ir rizikos ir galimybės, ne, tuo pačiu galim. Manau, kad taip, žinoma. Nes aš dar tik patikslinsiu, kad duomenys nebūtinai jie yra nekontroliuojami, duomenys gali būti sutvarkyti ir iš karto galima jau tarkim, paruoštus duomenys kelti, ne tik algoritmą. Tai tas yra vienas iš valdymo įrankių rizikų. Taip? Ačiū, suprantu. Taip. Tai daug yra tų diskusijų, nuo tokių šiek tiek paranojinių iki rimtų, sakykime, viena iš tokių pokyčių darbo rinkoje, kurie gali būti, čia turbūt, jeigu jau kalbam apie vadovus, apie lyderius,
tai turbūt gali iškilti klausimas, ar reikės iš vis tų lyderių. Mhm. Ne? Čia Ir geras čia klausimas, labai geras. 19 metais buvo Oracle'as, jau 19 metais, kai dar apie ChatGPT niekas negalvojo, jau buvo padaręs tyrimą, kur net 64% darbuotojų, ten virš 8 000 darbuotojų dalyvavo, pasitikėjo daugiau sakykime, robotų, kaip ten įvardinta, sakykime, dirbtiniu intelektu, negu žmogumi. Aišku, ten ta koreliacija daug didesnė, sakykime, pasitikėjimas yra Azijoje, ten kitose tokiose rinkose, Europoje yra šiek tiek mažiau pasitikė, bet tai rodo, kad yra galimybė, kad nemažą dalį tos lyderystės gali perimti tam tikri produktai. Taip? Ir čia yra taip pat ir rizika, ir galimybė. Taip, tai yra taupimo tam tikrų vadovų sluoksnių pakeitimo ir panašiai. Ir visai neseniai IBM vienas iš vadovų pasakė, užduodant klausimą, ar dirbtinis intelektas pakeis vadovus, tai jisai atsakė, dirbtinis intelektas nepakeis vadovų, bet vadovai naudojantis dirbtinį intelektą tikrai pakeis vadovus nenaudojančius dirbtinio intelekto. Ir čia turbūt yra labai daug tiesos, nes tai yra tikrai įgalinantis, labai stipriai įgalinantis įrankis. Ir jeigu mes šitoje vietoje stovėsim, stabdysim, o sakykime ir su to dirbtinio intelekto aktu Lietuva įgyja tam tikrą galimybę taip pat, nes bus vienodos sąlygos, vienodai sureguliuota, jeigu mes busim lankstesni, greitesni, tai mes galim pasiekti taip pat daug kaip fintecho srityje, nors buvo reguliavimas identiškas visoje Europoje, bet mūsų biurokratija buvo mažesnė. Mes tapom greitesni. Viskas. Reiškia, mes įgyjam tam tikrų privalumų. Ir iš tikrųjų mes turime žmonių ir gudrių žmonių, ir reikia gerų vadovų, vadybininkų, gebančių dirbti su tokiais produktais šiek tiek agile stiliuje. Visi turim, bankai perteikia pinigų, investuotojai perteikia, iš tikrųjų galima daryti šaunius produktus. Čia, aišku, turbūt reikėtų, kalbant apie verslą, išskirti dvi dalis. Viena dalis būtų, ar tai yra grinai dirbtinio intelekto pagrindų kūriamas verslas, ar tai yra kitoks verslas. Tai turbūt kitoks verslas. Kol kas jo yra daugiau, kaip bus ateityje mes nežinom, bet kol kas jo yra, žiūrint į bendrą vidaus produktą, kur generuojama vertė, reiškia, tai ko gero daugiau yra to, kuris naudoja dirbtinį intelektą, bet tai nėra jo pagrindų kūriamas verslas. Tai va šitam, kur yra galimybės. Aš galvoju, noriu momentą atkreipti. Jūs sakot, kad dirbtinis intelektas nepakeis vadovų, bet aš galvoju, kad pakeis vadovus. Turiu galvoju, ta citata yra tiksli, ta prasme, kad tie, kurie naudojasi, pakeis tos, kurie nenaudoja. Taip, bet aš galvoju, kad pakeis mūsų mąstymo būdą. Aš galvoju apie savo profesiją. O dabar mano profesija iš principo yra konsultantas. Aš esu konsultantas. Daugeliu žmonių galvoje konsultantas yra žmogus, kuris žino atsakymus. Jo paklausai, jis žino atsakymus. Tai tokių konsultantų niekam nereikės. Ta prasme, tai jau mirusi profesija, galima sakyti. Tiesa, realiai didžiąją dalį atsakymų galima jau sugeneruoti teisingai. Gerai, gal ne visus, bet jau galima, reiškia taip. Bet jeigu aš taip galvosiu, tai aš šiandien einu ieškoti savo kito darbo. Arba aš galiu galvoti apie tai, kokią kompetenciją aš turiu įgyti ir kaip aš turiu išmokti kurti vertę neteikdamas atsakymų, o kažką kito darydamas. Ir tą aš darau, iš esmės, aš mokausi ir taip toliau. Ir seniai nesu tas žmogus, kuris žino atsakymus, bet čia pavyzdys. Taip pat lygiai vadovai. Jeigu vadovas yra tas žmogus, kuris galvoja, kad jo darbas yra žinoti atsakymus, tai tokių vadovų nereikės. Reikės vadovų, kurie moka užduoti klausimus, mano supratimu. Čia turbūt toksai svarbus akcentas, man atrodo. Labai svarbus akcentas ir turbūt reikėtų dar susijęti su jūsų ankstesnė dalim klausimo dėl dinamikos. Pokyčiai vyko visada. Jie tik tai buvo gerokai lėtesni ir žmogui būdavo daug lengviau prisitaikyti. Šiuo metu dinamika yra tokia didžiulė, paminėtas ChatGPT, pasižiūrėję buvo viena versija, jau dabar kita, pasižiūrim, kad čia jau galima panaudoti vienoje srityje, dabar ir kitoje srityje ir labai sėkmingai ir tai pasiekiama fantastiškų rezultatų. Tai šitie pokyčių greitis yra pagrindinis dalykas. Ir iš tikrųjų tiek versle, tiek valstybėje turėtumėm labai aiškiai kalbėti apie žmonių permokymą, mokymą mokytis ir tų kvalifikacijų pernaudojimą, kurios gali nebebūti svarbios,
pernaudoti kitur, toj pačioj profesijoje, nes ta pati profesija irgi jinai transformuosis. Nesvarbu, paimkim kokį nors ekonomistą, kur yra paprastos funkcijos ir sudėtingos, taip? Vienokios, kur reikia intuicijos, pavyzdžiui. Ne? Intuicijos greičiausiai dirbtinis intelektas neturės, jisai turės, aišku, kitokius sprendimus, bet tai, kas tokį gali privalumą, žmogiška intuicija gali būti tikrai tas dalykas. Čia turbūt reikėtų kalbėti apie bendrai visus pokyčių valdymo, tik tai tiek daugiau rafinuotus vien dėl to, kad greitis yra didelis. Taip, reiškia, mes turim visus pokyčių valdymo dalykus gebėti panaudoti. Ir kitas dalykas, jeigu mes norim radikalių pokyčių, mes turim gebėti atmokėti. Toks terminas kaip neprisirišti prie dabar esamų modelių ir žinių. Jeigu mes norim kažko kokybiškai kitokio, mes turim pagauti, kuo tai išsiskiria, kokios yra galimybės ir jomis pasinaudoti. Čia tie labai paprasti pavyzdžiai būdavo su skaitmenizavimu ir automatizavimu, kai būdavo fizinis procesas nukopijuojamas į elektroninę erdvę ir įsodinamas. Iš esmės, ypač gerai iliustruojama valstybės, net vis tiek turėdavo iš ten pažymą atnešti, iš ten pažymą atnešti ir iš ten pažymą. Tik tiek, kad ten reikėdavo dar papildomai kompiuterį suvesti, ne? Vietoj to, kad sistema pati jau susirankėtų tos duomenis, nes tai buvo kopija fizinio pasaulio į elektroninį, bet nekeičiant esmės. Tai reiškia, šios technologinės galimybės jos iš principo gali pakeisti ir verslo modelius. Va čia yra tas įdomiausias dalykas, iš tikrųjų, tai jūs sakėt, nes mūsų prigimtisgi žmogiškoji, jiнаigi visom išgalim priešinasi šitam dalykui, tam pokyčiui kaip tokiam, o dar tas greičio elementas, kuris yra kosminis ir tada tas pokytis išeina, kad keisti žmogus turi iš savęs. Aš neklausiu jūsų ir savęs neklausiu, kaip jam tai padaryti, nes dar nežinau, matyt, kad darimo būdu, kito būdo turbūt, kad nėra, bet va tas turbūt pavojingiausia būtų šiandien užsimerkti ir apsimesti, kad nieks nevyksta, arba užsimerkti ir tikėtis, kad kažkurio momentu pokytis įvyks savaime ir aš jau atsibūsiu jame, mokėdamas su jame gyventi. Tai transformacijos turbūt kelias ganėtinai gali būti sudėtingas, ar ne? Tai be abejo, kaip ir visi technologiniai pokyčiai, jie turi tam tikrų momentų, svarbu, kiek jūs asmeniškai tai liečia, lies bet kokiu atveju daug, stipriai. Versle, kas atsiliks, tas bus atsilikęs, kas nubėgs į priekį, tas bus stipriai nubėgęs į priekį ir po to tas pasivijimas yra labai sudėtingas. Dėl to reikia žiūrėti, ar nori būti tarp lyderių. Aišku, bus mažiau įtakotos sritis ir daugiau įtakotos sritis. Taip? Jeigu tai yra labai toks fizinis darbas, nežinau, tarkim, padangų keitimas, ne? Ir tai galim klientų bazę vienaip, reiškia, apdoroti ir tai užrašinėti į eilės ir taip toliau ir panašiai. Galima tikrai daug optimizuoti, bet vis tiek kol kas nebus taip, kad tą padangą pakeis robotas. Aišku, tobulėja įranga ir visa kita, bet tai yra mažiau paveiki dirbtiniam intelektui sritis, ar ten kokios trinkeles kloti, ar ten dar kažką, tos fizinius darbus. Koks nors santechnikas, taip, jis turi ateiti, apžiūrėti, įsivertinti, pritaikyti kažką tai. Čia bus mažai paveikios sritis, bent jau tam tikroj laiko perspektyvoje. Bet tokie standartizuoti, paprasti, kartais ir ekspertiniai darbai, taip, kaip ir kalbėjome, ne, kur yra daug duomenų, reikia juos apdoroti ir gauti vienokį ar kitokį atsakymą. Tai jie bus vienaip ar kitaip paveikus. Ir tas išnykimas profesijų, jisai nebūtinai bus toks, kad būtinai atleis. Sakykime, paimkim bankus ir fintechinius produktus. Iš esmės transformacija vyksta, kad atsiranda naujas verslas, bet jis yra savyje lengvesnis. Jam nėra svarbu turėti ofiso pagrindinėje gatvėje, nebūtinai dar kiti rekvizitai, kurie yra būtini bankui, taip. Ir jis tai padaro su lengvesniais būdais, lengvesnėm priemonėm ir kitaip, kas yra svarbiausia, iš esmės kitaip. Žinom tas legendas, kai tie fintechiniai startupai sakydavo iš bet kur, bet tik ne iš banko priimsim žmonės, ne? Kad neužneštų to tokio statiško istorinio, kuris ilgą laiką buvo labai labai vertingas, bet jie nori padaryti kitaip. Tai va tas kitaip darimas ir jeigu
kompanijoje turite tokių vizionierių, kurie geba tai pamatyti, tai yra labai gerai, bet tik tiek, kad reikės ir patiems įgyti kitų savybių. Ir tas yra sudėtingiausia, nes keisti visus yra labai paprasta, ne? Pasakėm ir keičiasi. O vat save tai yra iššūkis, taip? Ir tas keitimasis yra susijęs su judančių tikslų, nes mes turim turėti atitinkamą tikslą, bet jo pasiekimas ir kartais to tikslo keitimas priklausomai nuo pasikeitusios situacijos, jisai yra labai svarbus. Nes jeigu mes statiškai užsispirsim ir sakysim, aš nenaudoju technologijų arba tokių technologijų nenaudoju, galima taip daryti, bet kažin ar tai bus vertinga ir pasiekima. Tai tas toks agile, toks judrus, kintantis, net ir vadyboje, tai nebūtinai yra technologijų pritaikymė, pačiam suvokime. Taip pat santykis su žmonėm. Jeigu žmonės bijos, nebus motyvuoti naudoti, turėsim tą, ką turėjom prieš kurį laiką, prieš ilgą laiką su mašinomis, kai daužė mašinas ir kenkė kitaip. Taip? Tai yra tyrimų, kur rodoma, kad labai svarbu žmonėms parodyti vertę. Sakykime, tu esi ekspertas ir jeigu mes tau pridėsim dar va šitas technologijas, tu būsi iš vis ten dievas šitoje srityje. Taip? Tu galėsi padaryti bet ką. Taip? Ir tada žmogus įsitraukia ir jisai jaučiasi gerai ir jisai daro gerai ir kuria geriausią vertę. Tai tikrai tų pokyčių ir asmeniniam lygyje tikrai turės būti daug vadovams. Man atrodo, kad yra absoliučiai raktinis žodis tame, ką jūs sakote, yra žodis vertė. Ta prasme, kad jeigu aš esu įmonės vadovas, organizacijos vadovas, ir jeigu aš galvoju, kad mano darbas yra kurti vertę klientui, ir tada klausimas tik tai tampa toksai, kokiu būdu šiandien geriausia tą vertę kurti, kokiu būdu rytoj geriausia tą vertę kurti, ką aš turiu išmokti daryti kitaip tam, kad tą vertę kurti. Nes tada, aiškiai, svarbu ne tai, ką aš moku, o mano gebėjimas kurti vertę yra svarbus. O kaip tą padaryti, aš išmoksiu. Man tai yra geras pavyzdys, tas prisimenat, nežinau, gal prieš kokią 10 metų buvo labai daug kalbama apie tai, kaip blogai, kad vaikai žiūri į ekranus. Ir dabar yra tų tyrimų, kurie rodo, kad tai nėra gerai. Tačiau kalbėjimo apie tai, kad tai yra blogai, pasidarė geometrinė progresija mažiau negu buvo prieš tai. Kodėl? Todėl, kad patys žmonės, kurie sakė, kad tai yra blogai, pradėjo naudoti tuos ekranus. Taip. Ir dabar, mano mama, kuria 73 metai, jinai naudoja 3 ekranus namuose, 4, atsiprašau, reiškia. Lygiai taip pat, jinai kažkada turėjo išmokti naudoti iPhone'ą. Nes taip patogiau. Reiškia, ir viskas, ir ramu. Tai bet čia reiškia, kad žmonės ir vyresniam amžiui sugeba tos dalykus transformuotis. Reiškia, mes visi iš principo galim tą padaryti. Tik tai fokusas turėtų būti ne į siekimą išlaikyti arba, va, kaip jūs sakėte, tą bandymą fizinės realybės perkelti į skaitmeną. Ne. Fokusas turi būti kitur. Ką mes čia veikiam kaip organizacija? Reiškia, ką mes esame reikalingi? Mes reikalingi tam, kad sukurtumėm vertę klientui. Tada klausimas, kaip geriausiai būtų ją sukurti. Ir viskas. Sėdėm ir galvojam. Kažkaip taip, man atrodo, šis dalykas. Dar vienas judantis tikslas yra pats klientas. Taip. Jūs labai gerai paminėjot apie tuos žiūrėjimus į ekranus ir visą kitą. Ir paimkim tą tokį labai paprastą vien amžiaus bėgį, sakykime, priklausomai nuo asmens amžiaus, kokie yra patogiausi jam kanalai. Yra kanalai, kur skaitydavo knygoje laikraštyje, telefonų knygą versdavo storą, taip. Ir būdavo tokie, kurie jau drąsūs, jau skambindavo ir ten visko išsiklausinėdavo, tai čia buvo geriausias būdas, tikrai nieko daugiau nereikia, paskambinai, uždavė kvailus klausimus, tau atsakė ir čia labai šaunu, viskas. Ir dabar pažiūrėkime dabartinį mūsų jaunimą, jisai nenori nei skaityti, nei skambinti, jisai žinutėmis. Jam reikia, kad nebūtų žmogaus, jisai puikiai priima bet kokį robotą, greitai, nesukuriant jokio prisirišimo arba santykio, gali multitasking, gali turėti keletą žinučių vienu metu. Reiškia, pats klientas, jisai keičiasi, jo poreikis. Ir jeigu mes užsišaldytumėm, sakykime, mes esam kokio skambinimo šalininkai, ne, patys pagal kategoriją, ir sakom, žinokit, žmonėms visą laiką bus geriau, jam reikia šilto santykio, jam reikia, kad kažkas papasakotų, pakonsultuotų. Pasirodo, žmogus kinta ir mes nežinom, kas bus vėliau. Kas bus vaikų ir kitų kartų. Jeigu mes užsišaldysim kažkokiuose dogmose, mes turėsime bėdų. Mes mėginsim prie jų pritraukti tai, kas jau nebeprisitraukia. Tai čia tų kintamų bus daug.
Labai svarbus dalykas, tai ką jūs dabar pasakėt. Absoliučiai, aš pagalvojau, iš karto apie save pagalvojau, grinai per save perleidžiu. Aš esu iš tų žmonių, kuriems reikia skambinti. Ir aš dėl to nekenčiu, pavyzdžiui, balsinių žinučių, garsinių žinučių Messengeryje. Ir apie tai ir Facebook'e rašiau ir panašiai, bet jūs teisingai sakot, ir kada užsifiksuoji tą prielaidą, kad kiti irgi tokie, pritempinėjai juos prie to. Reiškia, tu nesi pakankamai dėmesingas, empatiškas ir atviras tam, kad suprastum, koks yra tavo klientas, o būtent pritempinėjai prie savo pasaulio matymo, kas yra visada buvo klaida ir yra klaida ir bus tuo labiau. Ir tas greitas pokytis mums labai skaudžiai parodys, kad tai yra klaida. Ko gero, kad taip. Taip. Ačiū labai, Pauliau. Paulius Pakutinskas. Aš leisiu savo šitoje vietoje užbaigti mūsų pokalbį dar ir todėl, kad man atrodo, kad čia yra tokia ir pavojaus signalas, signaliukas toksai, reiškia rizikos gal signaliukas, bet tuo pačiu metu ir parodymas galimybės ir turbūt prioriteto tam tikro. Jeigu mes prioritizuojame savo galvojimą, reiškia, kliento pusę, į vertės kūrimo pusę ir esame dėmesingi pakankamai tam, kas kinta, o nepritempinėjame tai prie savęs, tai panašu, kad mes turime šansą bent jau prisitaikyti tai vieno, o galbūt netgi nubėgti toliau, kaip jūs sakėte, negu tie visi tie, kurie darys priešingai. Ne? Tai dar kartą ačiū labai jums, mėly žiūrovai, žiūrėkite, nežinau, Paulius dabar jau girdisi jo daugiau, aš nežinau, ką ten norisi, kad jūs įsektumėt ar nenorit, bet užmeskite akį, nes manau, kad ekspertiškumo šitoje srityje, kas vyksta, reikės vis daugiau ir Paulius to užsiima ir Riomerio profesorius ir Telijos vyriausias teisininkas, bet tuo pačiu metu ir ten, irgi kiek girdėjau, pletkų, reiškia, nepraeinat pro šalį, kada kalba eina apie dirbtinį intelektą. Tai manau, kad verta sekti tokius žmonės kaip Paulius tam, kad mes būtumėm labiau pasiruošę pokyčiui. Ir aš tikiu, kad tokie jūs ir esate, iš esmės, žmonės, kurie galvoja apie savo organizacijos ateitis, pavyzdžiui, bent jau tampam tokiais, kitaip netapsim, tai realybė iš mūsų padarys mūsų tokiais, ar ne? Taip. Ko gero. Pauliau, ačiū dar kartą, ačiū labai Ačiū. visiems žiūrėjusiems, čia buvo Vadovo laiko interviu, mano vardas Saulius Jovaišas ir visą tai, kas čia vyksta ir apie ką mes, tai pasižiūrėkite, pasiekite mūsų vadovavimas.lt, ten yra daug dalykų, jeigu jūs vadovas arba norite jo būti. Tai ačiū labai, dar kartą, sėkmės, iki pasimatymų.